Gerai, taigi sveiki. Šiandien mes ieškosim per geocache lobių. Tai pirmas lobis yra kairių pušynė, tai dabar iki to pušyno einam. Atėjom į kitos vietos, dabar rašė per užuomenas, kad čia medžio kažkur yra. Čia gal kažkur. Ne, čia gal nebus. Žodžiu, gerai, radau tikriausiai. Čia vat. Palaukit, toj priartinsiu. Va, šitas vat. Bet aš dabar nežinau, kaip ten nueit, nes čia krūva žalių. O aš labai bijau erkio. Ojoj. Užlipsim ant medžio. Opa. Gerai. Tikriausiai radom, ar tikiuosi. Gerai, radom pirmą lobį. Dabar toj reikės kažkaip unboxinti. Jo, tai čia yra pieštukas, dėžutė, reikės susirašyti savo vardą, ten kada radai datą ir tada varysim kitų ieškoti. Nu ką, gerai, dabar varom Trakų gatvėje. Yra dar vienas lobis, tai pasimsim dar vieną lobį. Ne pasimsim, o surašysim, kad ten buvom. Gerai, dabar ieškau to lobio, bet kažkaip nerandu. Rašo, kad vartai, bet čia kažkaip nėra tų vartų. Čia vat žydų paminklas kažkoks. Bet rodo, kad ten kažkur. Čia vat tie vartai, bet aš kažkaip nematau jos. Nu, dar pasižiūrėsim. Nu, žodžiu, ieškojau, gal kokį 20 minučių nieko neradau. Tai varom iki kito lobio. Ok, daėjom iki Šiaulių centro ir dabar varom ieškoti lobio kito. Gerai, rašo, kad už grotų, bet kažkaip čia nėra. Čia va atrodo. Kažkaip nematau. Žodžiu, gal yra va šitose va grotose. Čia va, tikriausiai gal. Nežinau, dar paieškosiu. Gerai, radom geocache Šiaulių informacijos centre. Gerai, mūsų paskutinis lobis bus Kelelių kalneliai tam. Jo, tai čia prie turgaus, tai ką, varom? Gerai, ką, nu, dabar einam surast lobį. Tai kažkur va čia, ir man rodė, kad čia yra kažkur tas lobis. Jo, tai gal čia kažkur, žinau. Žodžiu, einu paieškoti. Jo, tai ieškojau vėl visur, nerandu niekur. Jo, tai čia yra video pabaiga. Jeigu norėsit dar tokių video, spauskit like mygtuką ir iki kito karto.